Savaitgalį sporto gerbėjos kviečia daugybė sporto varžybų. Kauno Girstučio baseine penktadienį ir šeštadienį varžysis geriausi Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos plaukikai. Lietuvoje Baltijos šalių čempionatas vyks po 3 metų pertraukos. Jame plaukikai galės įvykdyti olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionatų normatyvus. Olimpinių normatyvų Kaune sieks ir Lietuvos rinktinės lyderiai Giedrius Sitenis ir Danas Rapšys. Po Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo kasmet vykstančiose varžybose dalyvaus beveik 300 plaukikų. Kėdainiuose prasidėjo Lietuvos bokso čempionatas. Jame kovoja geriausi šalies boksininkai. Tarp jų Londono olimpiados prizininkas Evaldas Petrauskas bei kiti Lietuvos rinktinės lyderiai Vitalijus Subačius, Eimantas Stanionis, Edgaras Kurdelis. Pasak Lietuvos rinktinės trenerių, tai stipriausias Lietuvos bokso čempionatas per pastaruosius 5 metus. Iš viso šalies čempionate kovoja beveik 100 boksininkų ir daugiau negu 10 boksininkių. Tarp jų ir 5. vietą pasaulio čempionate užėmusi Vaida Valskytė. Penktadienį bokso čempionate vyks pusfinaliai. Lietuvos čempionai paaiškės šeštadienį. Sekmadienį sostinėje virs kovos dėl Lietuvos stalo teniso taurės. Į finalinės varžybas pateko 4 etapuose daugiausiai taškų surinkę 8 vyrai ir 8 moterys. Vyrų varžybų favoritu laikomas Valdas Martinkus. Lietuvos vicečempionas Martinkus, kuris rengėsi balandžio pabaigoje Kinijoje vyksiančiam pasaulio stalo teniso čempionatui, per 4 etapus surinko beveik 2 daugiau taškų negu jo varžovai. Moterų varžybose daugiausia taškų surinko Lietuvos čempionato prizininkė Ugnė Baskutytė. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate penktadienį gali paaiškėti finalininkai. Pusfinalyje pirmaujantį Marijampolės Sūduva namuose priims šalies vicečempionę Kelmės komandą, o čempionė Šiaulių Alga svečiuose susitiks su Raseinių Norvelita. Marijampolės ir Šiaulių komandos pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Iki finalo joms trūksta tik 1 pergalės. Jeigu prireiks 4 rungtynių, jos vyks šeštadienį Marijampolėje ir Raseiniuose. Lietuvos futbolo lygos 8 turas vyks nuo šeštadienio iki pirmadienio. Šeštadienį intriguojanti dvikova uostamiestyje. Prizininkas Klaipėdos Atlantas priims vicečempionę Pakruojo Kruoją. Sekmadienį Šiauliai susitiks su Uteniu, o Trakai su Kauno Spyriu. Pirmadienį čempionas Vilniaus Žalgiris rungtyniaus su Marijampolės Sūduvos futbolininkais. Lietuvos krepšinio lygos vicečempionas Klaipėdos Neptūnas penktadienį priims Alytaus Dzūkiją. Sekmadienį vyks 2 rungtynės Utenoje ir Šiauliuose. LKL lyderiai žais pirmadienį. Čempionas Kauno Žalgiris susitiks su outsideriu Mažeikių klubu. Intriguojanti dvikova laukia sostinėje. Prizininkas Vilniaus Lietuvos Rytas priims vicečempioną Klaipėdos Neptūną. Reguliarusis LKL sezonas baigsis balandžio 25 dieną. Įsibėgėja lemiamos kovos Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Finalo serijos iki 3 pergalių 3 rungtynės vyks sekmadienį. Reguliariojo sezono nugalėtojos Utenos krepšininkės namuose priims Marijampolės Sūduvą. Pirmadienį tęsis kova dėl bronzos medalių. Kauno Aistės savo aikštelėje susitiks su Klaipėdos Fortūna. Prasideda Lietuvos irklavimo federacijos taurės varžybos. Šeštadienį pirmasis etapas vyks Drevernoje Karaliaus Vilhelmo kanale. Lietuvos irklavimo 130 metų jubiliejui skirtose varžybose dalyvaus daugiau negu pusė 100 irkluotojų. Pirmą kartą rengiamose Lietuvos irklavimo federacijos taurės varžybose iš viso vyks 3 etapai. Taurės laimėtojai taps daugiausia taškų per 3 etapus surinkę irkluotojai. Lietuvos žiemos konkūrų čempionato varžybas savaitgalį vainikuos finalai Žagarės žirgyne. Juose gali dalyvauti įskaitinius taškus per 5 etapus iškovoję raiteliai. Čempiono titulą gins Aleksejus Timofejevas. Dėl čempiono vardo kovos ir kiti geriausi Lietuvos raiteliai – Zigmantas Šarka, Danielius Gutkauskas, Irmantas Grikienis, Monika Pauluskaitė. Žiemos konkūrų finalinės varžybos vyks šeštadienį ir sekmadienį.